O dabar metas tradiciniai ketvirtadienio rubrikai knyginėjimai trumpai. Ir šalia manęs Delfi kultūra redaktorė Jūratė Ąžuolytė. Sveika. Labas, Dalia. Kokias knygas šiandien aptarsime? Šiandien knygos bus labai įvairios ir manau tai yra labai gerai, nes dabar tas laikotarpis, kai žmonės nerišia ir ieško kalėdinių dovanų ir bent jau aš esu tikrai tos filosofijos atstovė, kad knyga yra geriausia dovana. Tai yra 5 knygos ir jos yra tikrai labai skirtingos. Įvairiems skoniams. Taip, įvairiems skoniams, įvairiems žmonėms. Ir pirmoji, apie kurią norėčiau trumpai pakalbėti, tai aš manau, kad ji tikrai bus labai populiari dovana, tai yra Beno Lyrio Įkvėpimai mylėti. Ir ji, Benas Lyris yra kunigas, bet toks labai nestereotipinis kunigas, aš manau, jį tikrai daugelis žino, nes jis labai daug rašo socialiniuose tinkluose, rašo daug knygų, jau tikrai ne pirma. Ir ši yra tokia knyga, kuri sudėliota iš tokių sentencijų. Čia yra užrašas 365, tai neatsitiktinai, kaip ir metuose dienų. Ir aš perskaičiau šią knygą taip per vieną vakarą, taip tiesiog maloniai gerdama arbatą, bet manau, jos idėja kaip sufleris yra tiesiog galbūt per dieną, ryte atsikėlus, ar kada norisi perskaityti kažkokį gražų įkvėpimo sakinį, kuris kalba apie meilę kitą, meilę savo, rūpestį, švelnumą, tokius bendražmogiškus dalykus, kur tikrai galima įsikvėpti gerai dienai. Tai... Kur kasdienybėje galime ir pamesti kartais, bėgdami, skubėdami. Aš nemanau, kad tai bus kažkas naujo, kad svarbu mylėti, svarbu rūpintis vieni kitais, bet kartais tiesiog reikia savo tai priminti ir jeigu taps tai įpročių, kas rytą atsibudus po tokį vieną sakinį perskaitę, tai manau tikrai bus smagu ir manau mamos, močiutės ar kiti žmonės tikrai apsidžiaugs šią dovaną. Antroji knyga bestsellerio Dykumų gėlė tęsinys. Dykumų aušra. Taip. Tai yra Dykumų aušra, tai yra tokios labai garsios moters, kuri yra kilusi pati iš Somalio, modelis, žmogaus teisių aktyvistė, Voris Dairing, jeigu tiksliai tai tariu pavadinimą, pavardę tai yra nesu tikra, bet ji išgarsėjo visame pasaulyje tuo, kad pati užaugusi Somalija, Afrikoje, labai tokiamis skurdžiomis sąlygomis, kupranugarių augintojo šeimoje, kai atėjo laikas jai tekėti, tėtis jos sumanė ją užtekinti už labai stipriai vyresnio vyriškio, jai ta mintis buvo neprimtina, nes ji nuo pat mažumės buvo labai maištinga, ji pabėgo į Londoną, vėliau jos keliai nuvedė į Jungtines Amerikos valstijas, ji padarė sėkmingą modelio karjerą ir pradėjo kovoti pasisakyti prieš mergaičių apipjaustymą. Ji kalbėjo labai daug tomis temomis, dėl to savo šalyje yra žmonės, kurie palaiko, bet yra, kurie jos nelabai mėgsta, pavadinkime švelniai tariant. Ir jeigu pirmoje knygoje Dykumų gėlė ji pasakojo apie tą savo istoriją ir vaikystę, kaip ji gyveno Afrikoje ir kaip ji klostėsi karjerą, šioje knygoje ji po 20 metų sugalvoja, kad reikia grįžti į Somalį, pasilgsta mamos, pasilgsta savo aplinkos ir tiesiog nori aplankyti ir pažiūrėti, kaip ten kas vyksta. Ir tai tikrai nėra paprasta, net skrydžių tiesiog nėra, visi, kur bando kelionių agentūrose klausti, stebisi, sako, taigi ten nieks neskrenda, ten nesaugu. Ji paprašo vieno iš brolių, kuris gyvena irgi Europoje, palydėti ir ten jisai jau vis tiek jai pradeda diktuoti sąlygas, nors ji yra ta, kuri, piniginė, pavadinkime. Neišpasakok visko. Taip, bet jau intriguoja. Bet ji pasakoja viską, kaip jai ten sekasi ir ji ir pasakoja ir, savo įspūdžius ir nesmerkia savo šalies, bet labai atvirai parodo, kas ten yra, kuo tai skiriasi nuo mūsų kultūra, ne visada būtinai ten yra blogiau, tai yra tikrai turi ir šviesių dalykų, gerų, tai tiesiog lygina, dalinasi visą savo patirtimi. Trečioji knyga mus kelia į sveikatos temą – gliukozės revoliucija. Kam skirta ši knyga? Gliukozės revoliucija, tai ta knyga, kaip autorė dėsto, tai turbūt skirta beveik visiems, nes ji čia yra tokia prancūzų mokslininkė, Jessie Inchauspé, nežinau, irgi prancūziškai kaip čia Inchauspé tarti. Mokslininkė pati iš savo patirties turėjusi didelių sveikatos problemų, pradėjo tyrinėti, kas jas sukelia. Ir ji susikoncentravo į būtent gliukozę. Ir dažniausiai žmonės galvoja, kad gliukozės problemos tai yra tiems žmonėms, kurie serga diabetu.
Bet pasirodo visai ne, kad prie COVID kodėl beveik visiems, nes jos tyrimai rodo, kad apie 90% žmonių turi tokią nereguliarią gliukozės kiekį kraujyje, kuris sukelia daugybę problemų. Tai gali būti rimtos ligos ir gali būti tokie mieguistumas, nuovargis, dar kažkas, tai galbūt odos bėrimas, galbūt skrandžio problemos, įvairiapusiškai mūsų kūną veikia būtent tas gliukozės kiekis. Ir ši knyga sudaryta iš tokių kelių dalių. Tai yra ir tokia mokslinė dalis, kuri paaiškina, kas yra ta gliukozė, kodėl atsiranda tai gliukozės šuoliai. Ir yra ta, kuri turbūt visiems žmonėms bus labiausiai suprantama, kurie dalinasi jau tokias buitiškais patarimais, ką padaryti, kaip susireguliuoti. Jie tikrai, kas man patiko, kad nesako, kad tau kažkaip dabar drastiškai reiks viską keisti. Jie duoda tokių paprastų patarimų, kaip kartais netgi valgyti daugiau, bet vis tiek tu netgi gali ir numesti svorio, taip, ir susireguliuoti sveikatą, ir kokius produktus valgyti kada, kad pasirodo netgi nebūtinai svarbu, kokius valgysi, bet ką po ko, ir vien jau tai gali labai stipriai pagerinti sveikatą. Tad jeigu 90% žmonių pasirodo, susiduria su šia problema, tai visiems jiems gali ši knyga ir tikti. Ketvirtoji knyga tokia solidi savo storumu. Taip, labai. Nugalėtojai. Taip, tai yra Frederiko Beckmano knyga Nugalėtojai. Šis rašytojas, jis labiausiai žinomas kaip tokio bestsellerio Gyveno kartą Uve autorius. Pagal šį bestsellerį yra filmas pastatytas, iš pradžių švedai patys pastatė, pernai ir Hollywoodas padarė savo adaptaciją su Tomu Hanksu Gyveno kartą, Oto tokį pasikūrė. Bet šis rašytas tikrai nesustojo šitą sėkmę ir jau rašo, čia yra jo 10 romanas. Ir Nugalėtojai iš tiesų yra jau trilogijos, toks jau 3 dalis, bet tai yra visiškai nesvarbu, šią knygą galima skaityti ir atskirai. Ir aš iš tikrųjų taip ir skaičiau, pirmų 2 nebuvau skaičius ir tai visiškai nekliudė. Ir tai yra knyga, kurio labai daug visko, kaip ir pagal apimtį galima numatyti. Tai iš esmės pasakoja apie tokius 2 Švedijos miestelius, kurie yra labai kažkur nuošalioje vietoje, miškuose, ir patys švedai sako, jie čia kažkokie laukiniai, miškiniai. Ir ten viskas sukasi apie ledo ritulį, toks paviršutinius sluoksnius žiūrint. Bet iš tikrųjų, kur kas kalba apie labai žmogiškus dalykus. Tie miesteliai labai tarpusavį ir konkuruoja, irgi kas su ledo rituliu ir susiję, ir ne tik su tuo, bet to pačiu, kaip prireikia, vienas kitam padeda. Ir ten yra, tas ledo ritulys paliečia visus, ir gaisrininkus, ir namų šeimininkės, ir kažkokius tai netgi gaujų karai ten vyksta, įvairiausių dalykų. Ir nėra taip, kad ten būtų tik lengvas gyvenimas, nors kiti ten atsikrausto gyventi jo ieškodami to tokio idiliško, bet ten yra ir labai skaudžių įvykių, kažkokių tai netgi smurto atveju. Bet kuo man būtent patinka Frederikas Beckmanas, jis viską parodo labai žmogišką prasme, parodo, kad net tie žmonės, kurie galbūt kažkokie iš pirmo žvilgsnio atrodytų negeri, kažkas juos tam pastumėjo ir viskas buvo neatsitiktinai ir visi yra visada susiję. Tai čia tikrai labai labai daug įvairių kampų paliesta. Na ir 5, ne ką plonesnė meno istorija. Tai būtų keista, jeigu ji būtų plonesnė, nes tai yra toks fenomenalus veikalas kultūros istoriko Gombričio, kuris jau parašytas iš tikrųjų buvo 1950 metais. Ir jau tiek laiko praėjo, per to laiką nuo pirmojo parašymo buvo bero 16 leidimų, nes dar šiek tiek vis būdama papildoma. Ir tai yra tiesiog meno, būtent istorija, nuo pat seniausių laikų, nuo prieš istorinių kažkokių civilizacijų, iki pat jau modernizmo. Ir viskas labai detaliai išaiškinama, labai tiksliau apibendrinama, kas man patinka, kad šiais laikais yra tiek daug informacijos, joje pasimetė. O čia labai aiškiai išdėliojama, kas su kuo, dėl ko, koks buvo kontekstas. Ir viskas vienoje vietoje. Ir viskas vienoje vietoje ir koncentruojama būtent į garsiausius darbus. Šiuo atveju neieškoma kažkokių šalutinių, bet būtent ką būtų svarbu žinoti ir ką autoris laikosi, kad jis visada, jo tokia yra taisyklė, jis rodo tik tai, ką galima iliustruoti. Jeigu jis neturi ko iliustruoti, jis apie tai nepas. Taip. Ir tai vyko prieš šitiek metų, tai nebuvo taip, kad Google galėjai lengvai rasti kažkokią tai atvaizdą, tai tikrai tą informaciją surinkti nebuvo taip lengva, bet jis tai padarė ir net pats nesitikėjo, bet ši tema tapo tokia, kad knyga tapo tokia, kad visiems jos reikia ir vos neprivaloma, kas domisi meno istorija. Šties vertinga dovana. Ačiū, Jūratė, kad atvykai ir pristatei visas šias tikrai įdomias, skirtingas knygas, kurios turbūt tikrai kažkas išsirinks, ką norėtų dovanų, galbūt savo pačiam po egle padėti. Be abejo, geriausias variantas. Ačiū tau.